vyrus visus. Čia mes filmuojame, ne? Jo. Jau pradėjom? Aha. Nu, ką? Tai kaip savijauta visų? Puikiai. Rytas, ankstus. Norim pajudėti truputį. Mieste irgi, va, kaip matot, žmonių nėra praktiškai iš tikrųjų čia. Tik tokie, va, kaip čia pavadinti, bukapročiai, kaip mes anksti keliasi ir ruošiasi žygiai. Startuojam nuo kur? Nuo Kauno arkikatedros, jo, čia link Šiluvos. Mūsų laukia 100 kažkeli kilometrai. 103 kilometrai. Čia kaip 1003 kilometrų lenktynės, tačiau pėsčiomis iš tikrųjų. Esmė ta pati. Esmė ta pati išlieka. Na, kaip kolegos prieš tai minėjo, reporterė nespėjo užfiksuoti, bet sakėm už Rimantą visi, nes tas tradicinis mūsų vieno parlamentaro šūkis čia netinka. Tai už Rimantą. Už Rimantą. Dar, pala, nespaus. Nespaudžiau. Reikia ir tave jamšinti. Čia mūsų reporterė. Kaip savijauta? Labai gerai. Labai gerai. Visą dieną laisvas. Nu, baisu paleisti savo mylimai. Ne. Tai kas pagaus, kur nors pakeliai. Daug praeisim, gal sutiksim ką nors. Manau, kad jo, ką nors. Vilkų lapių. Kada mes darbė būsim tokie jauni? Rytoj. Ne, pavargėme. Rytoj būsim jaunesni. Aš dabar pavargęs, tai jo kažkaip. Nu, aš irgi šiek tiek pavargęs, bet tikiuosi atsigauti beeidamas. Su Rimu. Labai ilgai laukiau, kada galėsim su Rimu 24 valandas kartu praleisti. Kelis metus laukiau, pagaliau tą dieną atėjo. Atėjo. Šitų rankos pirštų reikėtų. Kada buvom 24 valandas, tai buvom prieš 4 ar 5 metus, kai jis laikė matematikos egzaminą. Kai neleidavo miegoti. Jo, tai, aišku, galiu pasakyti, kad aš buvau nusipirkęs energetinis gėrimas, o su kambarioku paslėpė. Rimas pasakėm ir po to mes ten smagiai bandėm groti gitarą, bet gitarą, nu, kaip pirštus skaudėjo, kadangi pirštus skaudėjo, mes sugalvojom, kad linksmai yra mušti tarakonus ant sienų. Tai va tokie atsitikimai. Važiuojam. Važiuojam. Dievu pasitik. Čia, žinok, nieko nepadarys. Duodi išbandymus, būna taip, kad sėdi mašiną į tave išveš, nu, ne į temą. Ir tau reikia vėl grįžti į greitkelį. Kaip tai padaryti? Išbandymas ir mes tam kokias 2 dienas užtrunkam įvažiuoti vėl į tą patį. Svarbiausia, dažniausiai tai žmonės tik gero nori. Jie sako, mes nuvešim tam, jiems atrodo, kad šitas gerą daro. Antanas gerai pasakytų. Turi rinktis kelią pats, o ne kelias tave pasirinkti. Jo. Turi žinot, kur tau reikia ir labai griežtai laikytis. Nesileis, kad yra kažkas vėl. Nu, nebent kritinės situacijos. Praktiškai Kur bančiukas mano? Bunda? Nes, sakykime, va, kaip mes ir prieš tai tą pasišnekėjom, Antanai, va būtent kaip, nu, sakykime, šiaip tu, jeigu turi, sakykime, idėją, nu, tu ją norėtum pasakyti, bet tau neleisi. Tai reikia jos vis tiek siekti, ne? Net jeigu ir nepasieksi gyvenime, vis tiek būsi nugrėtas, nes tu nepralaimėjai. Tu siekėsi savo tikslą, kaip sakoma. Jeigu tas tiklas iš Dievo yra įsivestas, tai tu tiek laimėsi. Dievo įsivėdami pasiruošti. Tai čia būtų panašios pagal svajonę, tai dabar aš atsiklausiu svajonę darbą. Vis tiek dar fotografija, ne? Mielas dalykas. Keliaudamas plačiu keliu, kur eina dauguma stulpų, ieškojau savo laimę žemėje. Bet laimės niekur neradau
ir šitaip greitai pavargau, kol man suskambo žodis Aleliuja, 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 Aleliuja. Šis žodis mano širdyje liepsnoja, uždega mane ir nėra kito kelio pas tave. Palieku tamsą, ne šviesa, Jėzaus artina mane, keliu rankas ir giedu Aleliuja. Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja. Люблю тебя всем сердцем я, Господь искупил меня. И эту песню я пою тебе. Оправдал, печаль забрал и радость дал, поем душа и сердце. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Keliaudama pačiu keliu, kur eina daugų mastų, ieškojau savo laimę žemėje. Bet laimės niekur neradau ir šitaip greitai pavargau, kol man suskambo žodis Aleliuja, 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 Aleliuja,
Ты здесь король Иисус. Ты Господь на этом месте. Единственный который был мертвый, но жив. Который изменил всех этих братьев сегодня. Vienintelis ir nepakartojamas. Tu mūsų mylimasis viešpatie. Наша надежда для будущего. Сын живого Бога. О, единственное упование наше. Tai va, kiek mes čia galim dar būt? Dabar yra be 15. Nu, tai prašom. Nu, tai tas poesis. Jo, reikia pagulėti. Nu, tėveli, kaip tu? Vis linksmiau ir linksmiau darosi po to. Kalbant apie čia nalėsį. Tokia išvada priėjau, kad jeigu eini prie sportininkas, tai daug šansų, kad nenueisi šitą maršrutą per karą. Ale jeigu eini kaip piligrimas, tada tavo šansų labai padidėja. Kaip man dabar jau? Kaip sportininkas. Iš pradžių kaip sportininkai, paskui į piligrimus pavirtom. Vainikėlį rožinį. Taip žmogus nelabai jėgų tiek turi, taip pat iš tavęs nueiti. Jo, tave tur nunešti. Nu. Tai tada, kai klaus, pats nueini, ne, mane atneši. Nu, bandžiu strikau pagelbė. Kaip čia dabar padaryti? Žiūrėk mūsų vaikai šitą video. Tos tėveliai jauni buvo. Ir ką pridėti? Šventi, protingi. Kieti. Kieti. O dabar tai va sėdi. Žolė nupjauna tik tai. Ačiū Dievui už tai, kad toliuką įkvėpė žmogus sukurt. Teisingai vietoj padėt. Jo, būtent tas kojam, kad tas dėtų.
ne 8 Antanai. Tada buvo jaunas. Buvau jaunas ir gražus, Dabar tik gražus. A ne? Man tai kaip tik dabar rimto noriu. Rimtėjau. Artūrai kaip plačiai. Aš žinau, tu vakar tau padėti. Aš turiu kai ką, kas gali padėti. Padeda visiems. Ja. Žinau, daug negaliu šito duoti. Hematogeną pabaig. Ne, atsirai, žinok. Nu gerai, jeigu nelaukiu, va šitą. Šitą, žinok, patikėk. Čia ne saldainis. Čia iš tikrųjų taip atrodo. Čia pastatys, žinoma, gal iškiras. Namo naudėt. Ja, papkai. Ai, geriam, kaip pats geriam. Nešiuk. Papasakos, ne. Gerai. Žvejys prieina prie kitą žvėją, sako, gal klausyk, gal turi vandens. Sako, žinoma turiu. Sakai, nu gerai, praėjo porą valandų, ateina dar, sako, gal dar turi vandens. Žinoma, im, prašom. Dar praėjo keletą valandų, žvejys gal prieina, sako, turi vandens, gal dar netyčia. Žinoma turiu, im. Sako, tai kiek tu jo pasiėmi? Sako, nematai, kad va, kiek vandens. Sako, tai jis geriamas, tu tai geri. Tik tai po kiek laiko ateis. Kur esu? Ką darau? 12 valandų būtų va tokia Tai stacija. va, nu dar reiškia, turiu laiko. Pajausti. Dabar tai va, kaip balerina iš tikrųjų. Žaiginys bus dainelis, čia yra kaip... Taigi, žaiginys. Kaip išganimas, kaip mažas, kaip ten jausimės, kaip... Antanai, kol gerai jaučiamas, mes visi turbūt galim kai ką pasakyti. Per amžius tau dėkosiu per amžius, tavo šventąjį vardą aš aukštinsiu. Per amžius tau dėkosiu per amžius, tavo šventąjį vardą aš aukštinsiu. Per amžius tau dėkosiu per amžius, tavo šventąjį vardą aš aukštinsiu. Per amžius tau dėkosiu per amžius, tavo šventąjį vardą aš aukštinsiu. Kas mūsų pergalė? Jėzus, mano pergalė, Jėzus, mano pergalė, Jėzus, mano pergalės giesmė. Alamasūrė kirinėje, Jėzus, mano pergalė, Jėzus, mano pergalė, Jėzus. Į tavo kiemus karaliau, te pakyla mano širdis, lygi tavo širdies. Einu su giriaus giesme, į tavo kiemus karaliau, te pakyla mano širdis,
ligi tavo širdies. Užliek mane, manojo džiaugsmo giesme, paliek mano pačiavo ugnį. Atsakai, jungi. Tokie geri žmonės papuolė. Su nauja BMW atvežė mums šitą nuostabų General Electric. Kiek mojavo, mes atgal atmojavom. Galvom, kad pagert nuskriečia, o čia fotoaparatai galėtų paimti. Ateinu aš pas tave su gyriu, dideli tavi stebuklai ir meilė tava stipri. Ateinu aš pas tave su gyriu, dideli tavi stebuklai ir meilė tava stipri. Didis tu, nuostabus didis tu, tokio kaip tu nėra, tokio kaip tu nėra. Didis tu, nuostabus didis tu, tokio kaip tu nėra, tokio kaip tu nėra. Ateinu aš pas tave su gyriu, dideli tavi stebuklai. Nu, jau netoli Šiluvos. Rytas išaušo, saulutė patekėjo, naktis praėjo. Saulutė patekėjo, jauna graži mergaitė apie Bernelį galvoja. Ir apie vieną ir apie kitą. Ir apie trečią. Ypač apie trečią. Ir apie ketvirtą. Oi. Kokia graži Lietuva, aš negaliu atsistebėti šito keliuko eini. Marija žemė, mūsų Lietuva. Kaip gerai, kad Vakarevičiai ėjo, kad lygu, žemė liurlinga. Kad mes laimingi ir laisvi, kad čia aplink mus jokie KGB nesekioja, mūsų pavardžių nerašo. Nereikia ant pečių katalikų bažnyčios kronikas tampys, kad jis liepų. Einam savo laisvai. Ačiū. Ačiū va jūsų kartai, kad mums laisvai iškovojo. Mes galim tais laisvės laisvės naudoti, džiaugtis Dievą garbinti, be jokios baimės. Kaip gerai. Kaip gerai, kad tu esi dabar biški. Jo. Tiesti. Taip. Tiesti filmuoti. Ne. Kurie nefilmuoja. Kaip turime jautis? Kaip po gerą sportą. Ateinu aš pas tave su gyriu, dideli tavi stebuklai ir meilė tava stipri. Didis tu, nuostabus didis tu, tokio kaip tu nėra, tokio kaip tu nėra. Didis tu, nuostabus didis tu, tokio kaip tu nėra, tokio kaip tu nėra. Didis tu.
pilnas mineralų. Kaip jūs jaučiate, nemiegoja abudu? Pamiegojom? Kaip truputį. Pakankamai. Gal. Minimalus. Kodėgi mane daugiau kaip ačiū. Nes viskas prasto. Tai gal širšės nabukas. Mano pergalė Jėzus, mano pergalė Jėzus, mano pergalės giesmė, la la masore de kiridie Jėzus, mano pergalė Jėzus. Ačiū jums. Be jūsų man nebūtų pavykę. Ačiū mums Vladimiras ir Serbai. Prie jūsų mums nebūtų pavykę. Ačiū. Ar galiu atsigerti? Eglė Elžbieta, myliu jūs. Mano pergalė Jėzus, mano pergalės giesmė. Jėzus, mano pergalė Jėzus, mano pergalė Jėzus, mano pergalės giesmė. Per amžius dėkosiu, per amžius tavo šventąjį vardą aš ištirsiu. Nu ką, viskas, mano kelionė baigėsi, Rimas nuvestas. Dabar nebe berniukas, dabar jau vyras, paruoštas santuokai po tokio bernvakario. Agnė įvertins turbūt kojytės savo Rimai. Kojytės paruoštos, galva dar pasiruošė va šitų knygučių. Ačiū visiems, kad ėjot. Buvo labai malonu. Matyt, toks entuziazmą. Pūslės. Limas. Monstras. Jeigu kas nori skristi bernvakario, kreipkitės. Ten video bus galimas rasti per Google'is. Taip, paprastai. Bernvakaris 2014. Būkit su viešpačiu. Per amžius tau dėkosiu, per amžius tavo šventąjį vardą aš ištinsiu. Aleluja! Jėzus.